Ačiū pirmininkė, ačiū premjerė už pateiktus atsakymus. Norėčiau vieną iš tikslinamųjų tokių klausimų. Matom dėl tų pačių kainų, tai ačiū, kad paviešinot ir čekius apmokėjimo sąskaitas. Matosi, norint užsirezervuoti viešbučio ar paslaugas teikiančioje sodyboje, tai prasme tvarka, nurodytos kainos už keturvietės asmenų kotedžo nuomos kaina siekia apie 340 eurų. Jūsų pateiktos sumos yra pigesni apmokėjimai, tai ar jums buvo suteikta nuolaida? Ir kitas susijęs klausimas, matom, kad vadovybės apsaugos tarnyba viešai pirkimą atliko ir sumokėjo 300 eurų, tai panašu, kad jiems šiek tiek paslaugos kainavo brangiau. Ir išvestinis yra klausimas toksai, praėjusioje kadencijoje buvo sudaryta, kad galimybė laisvalaikio metu vykti premjerams, saugomiems asmenims be vadovybės apsaugos tarnybos lydėjimo. Tai būtų šiek tiek galbūt ir biudžeto lėšų sutaupyta. Ar gal jūs aplinka tą nepasitikit ir nesaugus jautėtės toje draugijoje? Ačiū gerbiamas kolega už klausimą, bet aš galiu komentuoti tik tuos veiksmus, kuriuos pats ar mūsų šeima yra atlikusi, žiūrėdami rezervacijos galimybės Booking platformoje. Mes aiškiai matėme, jog kaina tomis dienomis yra 130 eurų, todėl tikrai nežinau ir nemanau, jog man buvo taikyta kažkokia tai nuolaida. Atvirkščiai mes sumokėjome ne 130, o 150 pabrėžčiau eurų. Dėl vadovybės apsaugos tarnybos darbo specifikos aš tikrai nekomentuosiu, jie patys tai gali padaryti nustatytą tvarką.